Sveikutės! Nauji metai jau čia pat ir tai yra ta diena, kai iš tikrųjų taip moteriškai nuoširdžiai norisi pasipuošti. Taigi aš jums parašiau tokį seksualų, žavingą, žaismingą makiažą ir plaukų įvaizdį. Jeigu norit sužinoti, kaip jį pasidaryti pačiam, žiūrėkite toliau. Šiandien makiažą pradėsime nuo veido paruošimo ir pirmiausia naudosiu Kiehl's drėkinantį kremą, kad sudrėkinti odą ir paruošti makiažui. Tada naudosiu Urban Decay šešėlių bazę, kuri yra super gera ir aš su ja esu visą laiką užtikrinta, kad mano šešėliai nesubėgs ir nieko jam neatsitiks. Ir kitas dalykas, naudosim lūpdažio bazę, nes aš noriu, kad lūpos sudrėktų ir per tą laiką, kol darysim makiažą, susigertų jisai. Masažuoju tol, kol kremo konsistencija yra tokia skirsta ir kai pirštai beveik nebeslysta, tada suprantu, kad jau jisai įsigėrė. Ant judančios voko dalies. Ir lūpos. You better watch out. You better not cry. Atrodo kaip kinietė, ne? Tokį kaip nors susitaikysiu. Naudosiu Urban Decay pieštuką šviesesnės spalvos ir pradėsiu formuoti antakio pradžią. Tuomet imu kirstą teptuką ir antakio galą pabaigsiu formuoti su lankom antakio geliu. Tuomet pasižymiu liniją iš apačios, kaip ir iš viršaus. Ir užpildau vidų. Vienas jau yra. Kuo daugiau naudoju šitą geliuką, tuo jis man labiau patinka. Antakių tušu prabrauksim antakių plaukelius, kad antakiai atrodytų turintys daugiau tekstūros. Tuomet nieko naujo, bet išlyginsim antakio augimo liniją su maskuokliu. Perėsime prie akių ir naudosiu šią Urban Decay paletę. Šiuo šviesiu kaulo spalvos šešėliu užfiksuosiu maskuoklį. Pirma, užsitikrinu, kad nėra jokių raukšlyčių. Toliau. Grįžtam, kaip minėjau, prie šios šviesiai rudos spalvos. Susirandam ten, kur yra akies įdauba ir pradedam formuoti akį ir ją gilinti ir išdidinti. Aš turiu pakankamai mažas akis. Iš tikrųjų, pagrindinis tikslas visada yra jas išdidinti. Tuomet paimsiu šios rudos spalvos ir išryškinsiu su ją išorinį kampą. Šiek tiek patamsinsiu šią vietą ir iš vidaus štai šią vietą. Visai graži spalva. Tuomet pereisime prie dar tamsesnės spalvos. Bardakėlis mano šitai paletė. Galite naudoti bet kokią auksinę spalvą, tai aš paimsiu šios paletės šiek tiek. Plokščiu šepeteliu dengiu auksinį šešėlį viduriniai voko daly. Ir dabar pereinam prie smagiosios dalies, turiu tokį nerealiai gražų glitterį iš Urban Decay. Dengsiu viduriniai voko daly, ten, kur dengiau auksinį šešėlį. Šiaip iš esmės sakyčiau, kad dengiasi netgi lengviau nei su klijais ir blizgučiais atskirai. Naudosiu Lancome linerį ir jo aplikatorius yra štai toks. Pirmiausia, pabrėšiu blakstienų augimo liniją, o tuomet formuosiu linkį gale. Naudosiu Wings Sculpt tušą. Žada drugelio efektą. Pasižiūrėsim, tikiuosi neįskrisiu. Be blakstienų ir su blakstienom. O naudojau aš NYXo blakstienas pavadinimu Scandal. Šiandien naudosiu Yves Saint Laurent Touch Eclat makiažo pagrindą. Jau bandžiau ir labai patiko. Dengsiu labiau išoriniai veido daly. Įspaudžiu makiažą kuo geriau į poras. Taip jisai mažiau matysis. Santa baby. Ir į komplektą naudosiu Yves Saint Laurent Touch Eclat maskuoklį numeris 2. Tuomet veidą užfiksuoju bespalvę kompaktinę pudrą. Svarbu gerai užfiksuoti paakius. Veidą kontūruosiu mano labai pamėgtą kontūravimo paletę iš Yves Saint Laurent.
nereali spalva, iš tikrųjų faina tuo, kad neturi jokio ryžumo, yra tokio šalto atspalvio, todėl atrodo, kad sukuria tokį realų šešėlį. Taip pat patamsinsim plaukų augimo liniją. Štai tokiais kaip mozaika sudėliotais NYXO skaistalais paryškinsiu skruostus. Spalva vadinasi Spice. Spice. Kaip Spice Girls, prisiminkite. Tuomet grįžtu prie tos pačios paletės ir išiškinsiu akies apačią. Tuomet imsiu tą pačią tamsią violetinę spalvą. Blakstienų tušu dar kartą perbrauksiu ir viršutinės ir apatinės blakstienas. Highlighterį iš šitos trijulės maišysiu tarp šių dviejų spalvų. Pamiršau vieną dar dalyką, tai pakontūruoti šiek tiek nosite, tai naudosiu tą pačią rudą spalvą. Lūpas darysiu tokias tamsiai bordo ir naudosiu pieštuką Urban Decay numeris 69. Pažiūrėjau, kad spalva šiek tiek šviesoka, tai panaudosiu dar ir NYXO tamsesnį pieštuką, kurio pavadinimas yra Club Hopper. Ok. Viską užfiksuoju su All Nighter makiažo fiksatorium. Jeigu pasilikčiau šias tamsias ryškias lūpas, tai plaukus tada, manau, šukuočiausi atgal glotniai, bet šiandien žadu jums parodyti, kaip pasidaryti didelės hollywoodinės bangas, todėl mums visko gali būti per daug ir lūpas padarysime švelnes. Pasidariau šviesesnės lūpas su NYX blizgesiu pavadinimu Tan. Žiūrėk, graži spalva. Gerai, perinam prie plaukų, kai visų pirma papasakosiu, nuo ko pradėjau. Naudojau sausos tekstūros putas iš Matrix. Jas dėjau ant šlapių plaukų ir plaukus gerai ževinau džiovintuvu, kad atkiltų nuo šaknų. Taigi šiandien visas bangas suksim nuo veido. Naudosiu vidutinio storumo šniplės. Ir suku nuo veido. 5-7 sekundės, kol jaučiu, kad labai įkaito ir paleidžiu. Liečiu pirštais, kai labai jau karšta, tada jaučiu, kad jau turėtų būti gerai. Ir kad atkiltų nuo šaknų, naudosime plaukų pudrą. Ir tuomet plaukų lakais užfiksuoti. Kuo labiau sausinti šaknis, kad jos atkiltų ir užfiksuoti plaukų laku, mūsų tikslas. Bangų aš beveik niekada nepalieku neiškuotų, tai šiam kartui naudosiu tokias retas šukas. Ačiū, kas buvot su manimi iki metų galo. Tikiuosi, jums šis video patiko, nes man patiko jį daryti. Ir ką pasimatysim kitais metais? Pasimatom.